Labvakar. Nu kom, priejom prie banditų biškį. Buvo toks savaitgalis. Taip jau galvos, kad kažkaip atsidūrė, tai du netyčia pasluojant. Nu ir aišku, vienas buvo višsenė. Kas čia dabar bus? Čia bus. Bandysiu sutvarkyti. Ne, visų pirma, iš tikrųjų, Tom bandysiu užkorti. Noriu pasižiūrėti variklį kompresijai tam. Su to viskas gera. Išskyrus, kad laukų žvaigždžių, laukų grundienis pakeisti. Ir viskas mums bus važiaujos, bet aišku, norėsiu šonau šiandien irgi užsikorti. Pasižiūrėti, kaip он čia dirba, nedirba, gal reikia išsimti karbus, nes pernai nevažiavau sonau. Tai galbūt reikės išsiimti karbus, dėti į ultragarsą vonelę, išsivalyti, o gal ir nereikės. Tas aišku, karbų jau nebetor, tas irgi tor, bet problem su to vyr. Biški kažkas turbūt miega greitį ir neišvaldė ir turėjai griuovį. Tai yra linkusi šakė, priekin, nėra raktėlių ir neaišku, ką variklis. Esu nusiteikęs, kad nam reikės pakeisti variklį, bet čia maža problem, nes mes tų variklių kapį turėjom, Veina čia turėjom, nu pažiūrėsim tą būklį. Nu į kelią aišku čia ir tuo neliesim. Tas ir, gal sakyt, ledėnis. Kokiai man dabar į tikslą? Tikslą į tokiai, kad tas ardysės visiška, neliks iš anu nieka. Tos šakis keliaus į tol, nes tam įbeina šakį kaip tik rasuo. Nežinau, kodėl, bet prieš 2 metus amortikus aš restauravau. Nebuvau nei brėžti, nieks saliniks pasikeičiau ir supyliau biškį keitesnis tepals išakis, galbūt biškį keitesnį. Ir nežinau, šiaip buvo šonų paliks ne ant vidurinskų jėls ir greičiausia, kad ant susispaudys kažkaip tai pradėjo rasuoti. Nu nesmė, ane vis tiek iš naujo tvarkysės. Bet, nu, to šakis, kad būtų vis labai paprasta, aš noriu, kad tas greičiau viskas atsistotų ant kojų ir važiautų. Tai, nu, to šakis perkel sunčia, tik tą pakeisiu nudolkę apsaugus, kurį ant šakių. Ir viskas. Ir čia bus jo, grundienis, tepal pakeitam ir bus gyvs. Tam yra įskėlis bloks ir turbūt greičiausiai pavarys įskėlą. Kažkom bandį klijuoti, kažkom daryti, tai, kaip sakau, greičiausiai, kad keliaus kažkoks variklis čia, bet reikia pirm susitikrinti. Ar tai nėra kompresija, ar tai nėra kompresijas. Šiaip į variklį labai giliai nenoriu lysti. Aišku, tiesiog kartą ir pasižiūrės, kas ten per situaciją. Gal ten nėra družlių, gal dar kažko, tai jeigu bus tokia situacija, tai net neverta ten netvarkyti, nei kažkom daryti. Tas aš įtariu, kad turėtų būti labai geras variklis. Tik išskyrus, kad ant ir skėlis, tai galbūt, nežinau, jeigu aš nebus toks tinginys, tai gal aš kartais tom bloką galėčiau pakeisti. Nu, matysim, čia visko neigo dar. Tai va, prasided toks, nežinau, čia projektų negali pavadinti, labiau gal toks remontas atkelti, kaip sakant, ant kojų, kad jau ir iš ko atkelti, tai ir bandysim atkelti. Gal aš biškai parodysiu ton, ko aš čia noriu padaryti. Taip, ta plasmasėlė šita, čia įtapuosi gerą, bet čia ir išskelta. Tai čia keliaus ant to, nes čia turim grina vis idealiai. Keliaus ant to, baks yra pavarys čia ir įlinkis. Nežinau, galvoju gal bandyti biškai. Ar papūsti, ar iš vidaus su kažko bandyti atstumti, nu ir aišku, nudažyti ir kad ons gal nežinau, gal tonvadės, bet tam irgi, vat ir
čia į linkį, nežinau, čia kaip ir, sakyčiau, gal lengviau tvarkos taveit į linkiems. Nu ir aišku, perdažyti norės, bet svarbu pirmiausia ir užkorti. Čia, kaip ir sakau, štai tavein veit, kur yra kažkas daryta klijauti, nežinau. Bėg, nebėg, bet jeigu ant sėsum pardavėm kartas, nežinau, kažką trasėsum pardavėm, ar va tas sės, arba ten tas sėsum pardavėm, nes maniai tiek daug tų bandytų tikra, kad nerek. Tai kažką trasėsum pardavėm, nu ir nesinor iš tikrųjų parduoti su tokiu defektu. Tai bandysim viskom permest, perkelt. Čia aš užsidirbt, kaip sakant, nenoriu, čia toks bišk pramogos reikals gal labiau. Vat ir spidometras štai bišk patarkots, nežinau, žiūrėsim, ko čia padaryti savo spidometrą. Gal kažkon ar visišką, ar pakeist, ar gal vis reikės. Nu žodžiu, va toks ir va šakį matos, kad pirvą linkus, taveina posi ir linkus, kita posi ir sveika. Net nebėg, nerasuo, ni ta nerasuo. Sparms ir viskas yra, va, nu to tik čia, kad įdaba nuims, tai realiai susirenk grina ves. Končią turim, dušlerką turim, MIV. Invent Exhaust. Nu va, koks sportinis. Nu, ko nežinau, bandysim atkelti. Bet šiandien, kaip ir sakau, noriu pasižiūrėti kompresijais ir norėčiau kažko nuškorti. Jau sen nebegirdėjau to motociklo garsą ir kvapą. Tai norėtus išgirsti. Tom būtina noriu užkorti, o to nežinau. Bet to tam trūks traktėlį, tai reikės spinelį. Spinelį reikės su rakčiuku imti iš to, nes nenoriu junginėti laidų, tiesiog labai paprasta čia viskas persimės ant tuo. Spinelį permetu. Degėms įsijungs, akumuliatorių įdedam, dabar kaip tik tą kraunu. Akumuliatorių įdedam į ton. Nežinau, gal iš tikrųjų gal gersi akumuliatorius, nu nieką patikrinti, nu ir ką patikrinti, aš su tester, bet niek netikrinau. Tai permėsiu nu tuo, tuo ir spinelį čia. Baką. Nežinau, su baku daryti, nes į to baką neįlenda, aš galėčiau atsokti, bet kabinėtų ir kur parsivežti, tai galbūt va tom baką panaudosim kažką užkūrimų. Nu, žiūrėsim, visko neigu, kaip čia viskas seksės. Kom pasirodo, kad čia numirs akumuliatorius per žėjimą ir aš turtų kitariam, kad galbūt koks pakruvės čia iš kruovių, nežinau. Kiek čia daug veitus, netep kokio hondo. Kon. Bandom žiūrėti, kas čia vyksta, čia iš vis grob kas nors, o ne grob. Tep, pacos. Užtraukam. Nieko. Gerai, bandom pastatyti ant PRI. Rezervs. Ant PRI, nes vis tiek nevažiavęs. Ten greičiausia, kad karba bus tušti, nėra kūra. Kas nežina, PRI tai ir Prime, kada yra tušti karburatorė, reikėtum pripildyti kūrą, nes ant on, sakykime, nebėg, kol vakuum nepagaun. Tai pripildysim PRI, bet PRI, kada padarot, reikėtum neilgiau posminuot 40 sekundžių. Nu, gal, aišku, biški ilgiau. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad karburatorė, nu neaišku, kokia dabar į būklė. Galbūt adatėlis nenuspaud. Nes jeigu adatėlis nenuspaud, tada plūdėka pakels adatėlis nenuspaud, tada mums benzin gal pradėti varyti cilindrus. Kada pradės varyti cilindrus ir jeigu nenustos, tada visas benzins bėgs mums į variklį. Ten, kur ir tepals. Nu, galbūt, aišku, liūdnas pasiekmes, jeigu tuo nepamatys, nepastebės. Gerai, padariau ant PRI, bandom, ant PRI bandys gal aškorti. Žiūrėsim, kaip čia seksis.
negrob. Raunčioka. O. O taip. Nu. Yra Anton ir žiūram, kas čia bus. Praktiškai 2 metus nevažiavau buvau, tai visai nebloga čia viskas. Va. Nenoriu labai smarkiai prisidūminti. Tai nenoriu laikyti ant aukšto apsukų. Aš gal duris prasiversiu. Norėčiau biškį apšildyti, kol ančiokų nebereikėtų. Pažiūrėsim, kaip ančiau čia reagauni gaz, nereagauni gaz, kas čia vyksta plamasonu. Kažko krenta apsuks labai. Oi. Šiaip da gal neskubėt iš tikrųjų iš tų karburatoriaus imti ir dyti, nes benzins iš tikrųjų sens. Tai bandysiu pirmą užsipėlti normalų benziną, pasižiūrėsiu, kaip mums dirbs normalų benziną. Gal ir atsigaus, kažką matyti, tokių bai ir buvo. Gal reikia prasidirbti, gal kažkas ir, nežinau, pamatysim. Nė labai ko skubėti nauloti lauk. Tai va, norėčiau dabar prie to bandyti pakrapštyti, pasižiūrėti, kiek mums šitur dar tus marvis cilindrus, kad čia apsimoka nukelti, neapsimoka kelti, apie atdėti. O tas gyvybės ženklus kažkoks daug, tai viskas kaip neblogai yra. Čia jo, tas toks bieški ir klaksėjams, bet tas klaksėjams ne iš varikliaus ir, o iš kolektoriaus. Ir maža skilutė, kur vis 4 vamzdės įvein. Ir kadangi aš pats tigą neturiu, tai buvau nuvežęs, kad pabandytų bieški suvirinti. Bet tiesiog ne prilys per tos vienos skilutės. Ir tokį mažą skilelį, kaip deg toks į griną poršką, cik, va toks sen garsėlis. Labai negražiai atrodo skomb. Čia mane gal netgi benzins baigės, nes čia mirkčiu, mane vien padalėlį berod. Jo, taip bus. Taip bus, niek čia kokiam kinti, reikia parsivežti šviežį benziną normalį. Gal mums mane visai čia veiks, viskas gal bus labai puikiai. Kon vis tiek neiškenčiau, litriok, radau čia benziną biškį. Įsipyliau, iš tikrųjų buvau biškį užkūrsi, bet dar kartą pabandykim. O tep. Krenta, apsuks vis gerai ir gal iš tikrųjų buvau prireguliavęs. Va. Gražiai viską dirb, super. Nu, 1,5 metų ištuvėjus, karbs iš tikrųjų buvau prieš 3 metus, man atrodo, buvau išsijėmis, išsivaliau viską gražiai. O štai čia jokių problemų nėra. Pravažiavęs buvau, likiau iš tikrųjų, pravažiavau nemažą. Gal nelabai daug, bet tikrai nemažą. Į kapį nieks neužsineš, baks išvars, buvau plovis.
Tai viskas super. Nemoka. Vo taip šitą žvėrys. Kadangi raktėlį neturiu, lysiam slapta, kad atkelt sėdien, taip neatsikeltų. Vaka nežiūrėkit, kad kartais nepavoktim dokumentų. Iš dėdžių banditų. O taip šitas. Kon, dedam toną kumą, kad buvo vidėjais. Bet akumuliatorių vis dar tebekraunu. Ištintuo. Taip. Nu. Gerai. Nesukinėk su suktuku, prasuks varžtus, ne? Kas moktas neprasuk. Gerą spinelį. Kaip čia mes galėtumėm prie nuoslabą taip greit prilysti. Čia berods viskas limpo, ne, ir spinėlis. Jo, limpo ir limpa. Iš apačios sokas. Ne iš apačios soks, atsiminiau. Ne iš apačios reguliaunas. Soks iš šoną. Gerai, kur spinėlis. Spinėlis yra žali fiški. Ten galėčiau susirasti pinus, bet bus paprasčiau, man atrodo. Iš tų greit paimti. Nu, žodžiu, ne taip paprasta, čia pasirodė specifinis raktas. Nežinau, ką panau reikės čia dabar man išsiimti, bet bandysim daryti va taip šitą. Jungam tom prie to ir bandom jungti degėjim. O, opa, turim kažkaip posūks palakti jungti. Taip. Sankaba, plembački, reik trumpinti, nes sankabs nenuspaudė starteris, nepasileido. Bandysim trumpinti. Jo, čia labai neblogas šakutį. Šitą čiurkšt. Tai turim. Šau neprilys prie korpus. Nebus variklio kaputį arba starterio. Dai, grobi. O, šoka daug jam. Gers. Parai. Nu, to žiūrėk, bairis bus, kol mani čia užsikors, taupykiam biškį elektrą. Tos laims mani dabar nereik. Nu, o, kaip šitą. Matot, kaip reik trumpinti. Nu, gal nėra kūra, bet sokas, viskas kaip gerai, jeigu nežinau, kodėl čia biški. Kas suktys, labai gerai kon sok. Vo. Be pacuosu noriu grobti, su pacuosu nenoriu grobti. Ką žinai čia į to benziną?
Didelis klausimas. Kur filtruks nesimat, kažin. Filtruks yra. Nu, žiūrėkime, filtrą kirtin kažkuo. Balts filtruks. Nepermatomas. Nu, bandykim dar kartą, gal kažkur čia sakys. Gerai, nekonkint starterį. Rėk. Pirma, rėk. Pasižiūrėti čia to kūrą ir, nes greičiausiai, kad galbūt taip, kad čia. Tik tą garą. Pasižiūrėkim, kas čia bėga iš to bako. O kažko pasirodė, kad iš languts bėga laba rods. Nu, nepasirodė taip ir yra. Nežinau, čia bėga kuo be lašintino. O, toks benzins. Nežinau, kaip čia kur, kas gal kortis ant toj benzinų, neaišku, kiek čia stovėjusi. Nors stovėjus, kaip ir neturėtum būtent labai ilgą, nes nupirkau, tai padongas yra priekyje 24 metų 6 mėnesį, gali 24 metų kažkas tai nebeatsimenu. Kitą pusę berodzi. Žodžiu, 24 metų vidurį padongas pagaminėm datą, nu tai nežinau, kiek man čia galėjo metslai gal stovėti. Gal ir užteko. Susimaiš čia vestus rūdis. Reiks plauti baką. Ir bandyti korti dar kartą. Gal užsikors. Įsipilų šviež benziną. Nu, pažiūrėk, ko aš čia radau. Kas čia toks galbūt? Kas čia toks ir? Nu, atsidariau čia. Čia išvės pripravotis tokių dalykų net nėra. Įdomu, nu ten tam bandito vergi. Nėra tokių dalykų. Kas on čia per du ir nugrina, matos, kad nesuzukins. Fiška kažkaip motociklėn. Labai keista, kas on čia toks. Gal jūs žinot? Gal galit man pasakyti? Pasakysit, kas nors parašysit? Tai, žodžiu, šiandien nebe korso ševanuo. Korsu, kai atidenka parsiveš benzin. Tai noriu dar pasitikrinti, kiek čia irtus cilindrus silas. Ar čia, gal man čia išves, neapsimok nei kortinu. Bandykim nusimti žvaklaidžius išsimti. Toks beižbajeris, kada žiūr 16 rakt kažkuris praganis, bet turiu Hondas žvakraktį. Žiūrėkim, čia sekses mums. Nu, kaip žvakis. Šlapės. Šlapės žvakės. Nu, kažkokio tai nereikia tikėtis, aišku. Žvakės NGK, na, jis užsuktas. Žvakė visiškai laisva. Visiškai laisva. Jeigu tos trys buvo, dvi tiksliau, labai neprisukti, tai pritratinti. Da toks sunkus priėjimas, mes dėl to
užveržė, kas sunkia prieiti. Leido vien galvoti dėtis. Į keistesnių žmonių. Tas moc parvaryts iš prancūzų ir kažkokį sertifikatą čia, nežinau. Irgi šlapia. Gerai. Kibirš pasižiūrėsim vėliau. Dabar, žodžiu, kompresijas nepasižiūrėsiu, nes neturiu adapterį. Va tai tau. Nu, reikės pirkti adapterį, reikės parsivežti. Reikės parsivežti kurą, išsiplauti baką arba panaudoti kitą baką. Gal ten reikėtų panaudoti. Įsipylus kurą. Ir bandyti užkorti. Aišku, kompresiją reikės pasižiūrėti bet kokiu atveju. Bet kokiu atveju reikės žiūrėtis. Tai va, šiandien ateik iš to garažą. Bus tęsinys. Užsikorsas, ar ne užsikors, matysim. Šiaip labai pačiam įdomu. Kaip įsakau, kurą pirmą, o paskui reikės žiūrėti, kas čia bus. Gal kažkas nori va tokį pirkti, kažkon ateitie papasakos, kas kur kas, į kap. Gal bus tų ardymų, nu faktas, kad bus ardymų, tuo tai tikrai, kad bus ardymų, tuo gal biš mažiau. Bet jo, norės padaryti normalų motociklą. Nežinau. Nežiūrėjau, iš tikrųjų, kad nupirkau, nežiūrėjau į dokumentus, koks spalva ir čia pagal rėmą, čia pagal baką, pagal ko čia baltą, mėlyną, juodą, vėl nežin. Čia nieko neraš. Čia nieko neraš. Tai va, iš tikrųjų nepaminėjau, visi ir 600, ne, visi, va, tai variklė 600, tai 600. Kas yra fainė, kad tas va kėbuls ir ten tas kėbuls yra ant dviejų kategorijais. Tai gal kokiai pacaniuką norės tokį aparatą, ne? Šiaip, nu kon, abloksi bandit. Aš manau, kad ir ganėtina gers motociklus, nu toj su savotiška išvaizda. Tas, kaip matot, ir torton skydėlį. Nu, šiaip man nelabai patinka skydėlės, man patinka labiau be skydėlių, apval lempą. Norėjau galbūt palyginti su FZ6, bet nežinau, čia ko lyginti. Faktas, kad bandit sunci yra labiau sportiškesnis. Pfizer, tas FZ6 yra toks biešk minkštesnis, gal ekonomiškesnis biešk. Komfortiškesnis FZ6, tas labiau sportinis. Kas sako, nevažiaun, bandita tai 600, tai nesutink visiškai, nevažiaun labai puikia. Ir jį ganėtina greit palygins kaip 600 strytą. Šitą, va, tai pavyzdys. Važiaun 230 suvirš, 600 kubik, 57 kW varikliuks. Tai tikrai labai smagus posūkius, ypač, kai buvau šaikvą susirinks, bėžtų keitesnį pasidariau, kad stepal susipyliau, labai smagia, žiaurė smagia, paskau tik tam patį gal jau prieš pastatant, kažkas bėžk sugali namortik, toks bėžk jautės minkšt galins amortiks, bet žiūrėsim, va, koks čia, galbūt 8 ten įdės, nusakau, vyva, 2 nors veinsi, tas 2 nors tu turėt 2 patenkinti. Ten biešk mažiau rėk. Nu, praktiškai tai nelaba, ko jie rėk iš tikrųjų. Amortizatorių, kaip sakiau, priekį gali pasižiūrėti, prieks persirinks. Gal pasikeisiu į tonket. Žvaigždės naujus, susidėjo žvaigždės naujus, lincūg naujus. Diską ir apinauja, kaladėlis naujus buvo sudėts. Taip ir tuo nagu kieš nerek tepal pasikeiti gazonį.
O va to norėčiau, kaip minėjau, prikelti. Smagus motocikliuks. Riems nėra linkis. Ten tas ir parvažiavęs iš Anglijos. Nu, čia buvo toks vienas metas, gal prieš 2-3 metus, kad aš, įdėjau, pardavėm, galvoju, perks, neperks. Ir atsirado visokių rašinėtojų, tai čia anglas, tai čia jisai supuvęs, surūdėjęs. Nežinau, aš atsidariau ašton prancūzą. Lygiai taip pat parūdėjęs, sens motociklus. Tas yra 2004 metų, ten tas į 2003 metų, tas į 2000-ųjų. Tas 2000-ųjų, gal, nežinau, aš pažiūrėjom, tas pats. Tai čia nėra kuo verkti, kažkas parsivarė iš Anglijos, kažkas iš Vokietijos, kažkas iš Prancūzijos, kas iš Lenkų nusipirk. Visi jau tokių metų, tai motociklą, nesvarbu, čia Suzuki, čia Honda, Yamaha, Harlis. Visi ir metalą gabalą, visi rūdė. Ir, kaip sakant, pasok nereik siekti, kad iš Anglijos ir rūdis tik tą. Va taip. Dabar jau tikrai viskas. Atsisveikim šį vakar. Susitiksim po kelių dainų. Kad turės kanistrą benziną, kad būsų bakai išsiplojus. Ir kaip minėjau, uždėkit like. Pasidalinkit su draugu, pakomentuokit. Labai įdomi dėl to davikliok, kas ten per daviklioks, jeigu kas žinot, pasakykit, kas ten yra. Tai teik. Susitiksim kad vakar. Iki.